Sveiki visi, mes esame Saulius ir Ainis, kūrėme verslus viešai ir dokumentuojame viską, kaip tai darome. Šiek toks update'as, kaip ir matėte praeitam video, jau atvykau su Prancūzijai, slidinėjom dabar. Kaip slidinėjom? Nelabai slidinėjom, nes daug darbų reikia paruošti. Realiai visą tą knowledge, kurį esame sukaupę apie e-commerce ir taip toliau, sukišome į vieną failą ir dabar reikia maždaug atrinkti, kas būtų mūsų manimu naudingiausia ir tada galėsime viską jau paleisti į startup.lt. Tai reikia tą pasidaryti, on top of that yra daug šiaip mūsų verslų darbų. Tai va, bet nieko nelaukiam, lėkime padarysim porą valandų ir tada aš dar išlėksiu šiek tiek pasimėgauti nelabai gerų sniegų, bet bent jau pasinėsiu. Neturiu. Tai gerai. Tai čia viskas keitėsi. Aš Instagram pamatėme ten daugiausiai naudos. Tai va, vakar 5 val. Kažkaip išjungiau savo telefoną nuo visų žinučių, nes pas mus taip verslininkus nėra savaitgalį. Tai va, dabar per pusvalandį visus emailus ir žinutes atrašiau pagaliau. Tai jo, tai catch-upinau. Viskas gut, dabar turiu kažkur po 2 valandas, tiesiog varysiu, padirbsiu. Deep work'o, kažkiek savo ateidius pasidarysiu. Ir tada lėksiu biškai pasinėti, nes dėl to čia aš to ir atvažiavau. Ir po to turime callą su Ainiu 5 val. Ir tada 6 val. Turime callą su Amėjos komanda. Tai Amėja.lt čia yra mūsų tas naujas brandas, apie kurį mes šiandien pasakojam, bet nesakėm pavadinimą, nes jie dar nežinojom. Bet tai va, pavadinam jį Amėja. Galite nueiti Instagram, Amėja.lt ir tenais matysite daugiau naujienų ir ką mes iš vis tenais darome. Jo, tai dabar eisite matyti Ainį, kuris papasakos jums labiau, ką mes darysime tose startup.lt, kokią ten naudą darysim, ką mes kursim, kokį ten digital produktą paleisim ir taip toliau. Tai va, tad labas Aini. Jop, sveiki, aš esu Džime, galvojau iš kažkur kitur pafilmuosiu negu iš savo namų, nes kadangi Saulius išvažiavęs, tai aš į ofisą nevarau, dirbu iš namų, tai ką mes darėm, teisingai Saulius sakė, mes padarysim tokius dabar failus, digital failus, kurie bus mūsų website startup.lt. Dabar ten galite naujienlaiškį dar užsiprenumeruoti arba tiesiog gauti nuolaidą šitiem ateinantiem failam, jeigu norit, jeigu jums tai įdomu. Bet žodžiu, kas jinai bus, pas mus bus iš esmės 4 failai, mes išsirašėm iš visko, ką mes turim Exceliuose, Google Docsuose ir panašiai. Ir tada dabar mes susėdom, žiūrėjom, kas daugiausiai užduodami kokie klausimai, dėl ko mums žmonės rašo ir mes išsirašėm realiai 4 dalykus. Tai yra, šitie 4 dalykai yra, aš tikiuosi čia galiu rodyti, galbūt čia atsiras. 4 šitie dalykai yra produktai, tiekėjai, webas ir contentas plus ads, tai ir reklamos. Tai va, tai viskas čia tokia kaip ir kelionė verslo nuo kaip pasileisti realiai kažkokį verslą e-komercijos, ar čia kad ir būtų dropshippingas, white label, ar jūsų pačių brandas, ar dar kažkas. Tai viskas prasideda nuo produktų, tai tiesiog vienas iš jų yra produktai, tenai bus top 20 galbūt produktų, kaip pasidaryti market researchą, visi šitie realiai dalykai, kaip nuo A iki Z, kaip rasti savo produktą ir taip pat dar ten bus pridėtas Excelis, kur tiesiog galima įsirašyti tos produktus, kuriuos randat ir tenai žinosit, matysit, pasirašysit savo savikainą, už kiek parduodat ir tada matysit, kiek reikia ROAS, kad atsipirktų tas produktas ir panašiai, ten visokius tokius dalykus. Tada kitas dalykas yra tiekėjai, labai sunku rasti patikimus tiekėjus iš Kinijos, iš kitur ir mes turim tiesiog gerų networkindami ir pirkdami numerių agentų, kurie tiesiogiai bendrauja su manufacturers, o ne agentas su agentu, kuris bendrauja su agentu, kuris bendrauja su agentu ir turi dar savo 20 agentų, ar tiesiog Alibaba ir AliExpressas ir ten Made in China. Tai bus šitas dalykas ir tiesiog kaip rasti papildomai visokių tiekėjų ir ką su jais daryti ir kaip su jais kalbėti. Trečias dalykas bus webas, tai tiesiog bus webo template'as, mes iš daugelio webų šiaip tais esame irgi kaip ir pirkę ir žiūrim geriausias tas dalis, kurios geriausiai konvertuoja, vis keisdavom jas ir kažkaip darydavom patys jau savo website'us ir per visur esam bandę, bet tiesiog padarysim per Shopify'ų tokį zip failą, kurį galėsit atsisiųsti nusipirkę ir tenai bus tiesiog visai paprastas, bet geras website'as, kuris tikrai konvertuoja ir ne vieną kartą konvertavo ir jisai tiesiog iš tikrųjų veikia ir tenai bus su paprasčiausiais dalykais pasaulyje, tiesiog bus parašyta, kur dėti jūsų geriausią produktą, jūsų populiariausią produktą, kur dėti galbūt produktą su žmogum, kad būtų, kur dėti kokį tekstą ir panašiai, kur yra testimonials, dar kažkas, kad tiesiog turėdami šitą template jūs galėtumėte įrašyti savo tekstą, savo produktus ir jau būtų jisai paruoštas ir galėtumėte leisti. Nes tie, kurie bandėt savo website kurti, jūs žinot, kaip sunku yra padaryti konvertuojantį website
ir kad jisai gerai dar atrodytų ir kad realiai būtų geras, kur žmonės norėtų pirkti, o ne kažkoks tai atrodytų skemi ir taip toliau. Tai vat, ir ketvirtas dalykas bus kontentas plus adsai, tai tenai ir bus tiesiog visokių hookų idėjų, kaip sukurti kontentą, kaip generuoti idėjas, kad jų nepritrūktų, kaip rasti idėjas, kurios bus geros, kaip tas 3 sekundės padaryti, kad žmogus neprasvaipintų, bet žiūrėtų toliau, kaip tą organišką kontentą padaryti, kuris rinktų followerius, rinktų peržiūras ir kurios po to eitų į seilus, o ne tiesiog rinktųsi followeriai arba peržiūros. Ir taip pat kaip daryti asus, ką geriau pakeisti asus iš organiško kontento, kaip juos paleisti, galbūt kokius vizualus galima daryti, ką dažniausiai galima daryti, kas veikia ir kas konvertuoja, kad optimizuoti tai. Tai man atrodo, tikrai bus 4 geri failai, kurie, aš manau, dar bent keletą metų ar daug metų į priekį bus tiesiog pas mus website ir galima jos bus nusipirkti. Ir manau, jie bus tikrai naudingi daugam, tie, kurie rimtai galvoti apie verslo pradėjimą, ar darimą, ar optimizavimą jau. Tai šitie failai bus tikrai jums. Po to mes išleisime dar ir tokių jau labiau advanced galbūt failų, kur bus tiesiog daugiau jau dalykų tiem, kurie jau yra pradėję ir jau daro ir jau ieško optimizacijų, geresnių conversion rate'ų ir panašiai. Tai tiek man atrodo iš manęs, tikiuosi greičiau šį kartą pakalbėjau, nes antrą kartą jau kalbu. Ir tai jeigu patinka šitas labiau, galima dėti šitą. Tai dėkui tiek ir susitiksim, man atrodo, jau pasauliu šaltoj šaly. Padaryk tą. Nu ką tik apturėjom labai 2 svarbius kolus, daug ko viską išsiaiškinom. Tikiuosi, Ainis viską jums gerai paaiškino ties mūsų tais kuriamais digital produktais. Ir jo, ties Amea, brandų, išsiaiškinom viską. Visą brandingą, spalvas, logotipus, visą website'o layoutą, kaip darysim ir taip toliau. Tai viskas yra džiugu, juda. Tada jau kūrime šiaip keliamą kontentą, tai galite nueiti į amea.lt Instagramą. Ten matysite, ką mes maždaug darome, bandom viską daryti estetik, kaip white girly content ir taip toliau. Ja, ir tada turėjom kolą dar su Ainiu, apsitarėm viską ties Vitozenu, nes biški lekinam su paustinimu dabar organiškai, tai su tuo biški norim pagerinti reikalus ir tuo pačiu pakalbėjom ties startup.lt, ką mums reikia pasiryti. Mes prieš šią savaitę norime viską pasileisti. Tai kai žiūrėsite šitą video, galėsite eiti ir žiūrėti, ką mes ten turime gero jums pasiūlyti. Turiu aš porą darbelių, kuriuos reikia pasidaryti iki šiandien. Tai ir tada mėgučiu. Nes rytoj ilga diena laukia. Tai Sveikučiai, šiandien yra jau sausio 28, šiandien atsikėlėm žymiai anksčiau, pas 7, nes norėjau pasidaryti darbus prieš išlenkiant ant kalno. Tai padirbėjau 2 valandas, dabar yra 9, beveik 9 ir lėksiu slidinėti. Pasidariau, atrašiau visiem emailų žinutės, padariau porą vizualų, amei ir lekiam slidinėti dabar. O po to sutiksime po keletą valandų ir eisime toliau dirbti. Pamiršau pafilmuoti grįžęs, bet darbavimas, turėjom daug darbų. Pas mus biški kažkas su conversionu, kažkas blogai atsitiko stripsuose, tai reikėjo tą sutvarkyti. Tie patys kasdieniai darbai Vitozenas, Amea, pas per tą patį kontentas. Tai nufilmau šiaip daug gerų video slidinėjant stripsams, tai galėsiu įmesti čia, montuotai jau įmesti čia kažkur. Ir dabar dar pasidėsiu biškį ties mūsų tais digital produktais, kur startup.lt paleisim. Ir žiūrėsim, nes norime padaryti taip, kad jau žiūrėdami šitą video pabaigoje galėsite matyti, kad mes jau pasileidome. Galėsite nuėti pažiūrėti, gal bus kažkams naudingo. Tai ir aš lėkiu pabaigti darbus, o jūs susitiksime kitą dieną. Let me go! Labą rytą. Jūs net neįsivaizduojat, kiek vakar streso buvo patirta. Nėra čia toks kaip stresas, bet tiesiog, sakau, visas webas buvo kaip ir užlūžęs, nieko nekrovė. Iš pradžių, čia visą savaitę beveik vyksta, kokias 3 dienas. Iš pradžių galvojau, pas mane blogas internetas, žinai, nes realiai blogas labai internetas ir galvoju, tiesiog nelaudina gal kažkas. Tada ten kalbėjom su marketingo komanda, sako, plemo vyro, realiai nelaudina, taip niekas neveikia. Ir tada prasidėjo, pradėjau ten žiūrėti, sukompresinu visą website'ą, žiūrėjau ilgai užtruko, užsiknisimas belia koks, tada žiūriu, vis tiek nelaudino, žodžiu. Ir tada supratau, kad pas mus tas pats website'as žiūri daug
turi custom liquido, custom codo, žiauriai apkrautas, nes website'as tikrai geras, bet jis yra sunkus, buvo ir daug nuotraukų, ir daug video, ir pastebėjom, kad dabar tiesiog išėmė video sliderį, pages pradėjo loadinti žymiai geriau. Tai mes ir kiek daug sukompresinau visus tos video, padariau labai mažas rezoliucijas, vis tiek nelaudino normaliai. Tai va, tai bet kažkur mėnesio 2 bėgi reikės kažką galvoti dėl website'as, gal samdyti koduotoją, kad biškį tą kodą sumažintų ar kažką. Buvo ant tiek daug partijų, kad net ten indusams rašinėjau per Fiverr ir taip toliau, gal galite padėti. Tai va, bet jo, streso nemažai, nes iš vis, kodėl iš vis pradėjom pastebėti tokį dalyką, nes pas mus niekada labai dažnai būna abandoned checkoutų, mes ten viską kažkaip gerai optimizavę. Būna max ten keletą pradėjom ir tada žiūrim užvakar, buvo gal, ten 20 kartų daugiau negu įprastai. Ir galvojom, blema, žiauriai keista. Tikrinam, viskas lyg ir veikia ir tai žiūriu kažkaip website'as nelaudina. Tai va, ir tada prasidėjo. Tai va, ne viskas eina per sviestą, o su to e-comu yra, kai mažai seilų ir tada nuotaikos nėra. O kai daug seilų, tada būna visokia ekstazija ir taip toliau. Nu, žodžiu. Tai va, bet reikia šito išlipti, nes sausis yra sausas ir mes vadinam tiesiog sausą mėnesių. Šiaip vadinu sausadieniais, bet jo. Tai va, bet šiandien slidinę tikrai nevarau, nes labai daug darbų. Reikia tiesiog atsisės viskas sustėlioti, sutvarkyti ir, yra kaip yra gaila, bet rytoj dar nulėksiu to. Bet jau greit grįžtam į Vilnių. Jo, gerai, lėkiu aš dirbti ir sumatysim kažkur. Sveiki, dirbam toliau mes. Šiuo metu dar darom tą, kur išsakėm su startupiorais.lt. Šiuo metu užsiminėjau produktais, tai ieškau 20 tiesiog top produktų šiuo metu, kurie maždaug ir trendina ir kurias galima būtų padaryti. Tai bus top 20 produktų, jie bus, ne visi bus skirti čia dropshipping ar kažkaip, bet šiek tiek mes padarysim tiesiog produktų, kurias galima dropshipping, produktus, kurias galima white labelint. Kai kurios produktus galima daryti tiesiog iš jų brandus ir jo, čia bandysim padaryti, kad būtų tiesiog apytikslės produkto savikainos, kiek maždaug kainuos, kiek už jie galima būtų parduoti. Ir šitame faile bus parodyta, kiek reikia turėti ROAS, koks yra profit marginas ir iš esmės už kiek reikėtų parduoti ir panašiai. Čia viską galima patogiai bus surašyti ir galėsi daryti savo produktus, kurios patys po to irgi, jeigu norėsit susiieškoti. Naujų galėsit įsimest, pasirašyti tiem agentam ir viską čia susirašyti ir bus žymiai lengviau negu patiem kažkaip bandyti daryti. Tai vat, ir taip pat turim tokių darbų, pagaliau su Vitozenu pradėjom judėti į priekį. Vitozen.lt mūsų papildai. Jo, tai pradėjom judėti su Vitozenu. Tenai pradėjom judėti su Vitozenu. Tenai pagaliau pradėjom daugiau daryti ir reklaminių postų. Tai žiūrim, kad mum Meta ir Google Adsai, kad patvirtintų mus ir kaip panašu, kad po truputį yra kažkokių problemų, bet manau, jas pereisim per kelias kitas dienas ir galėsim pasileisti. Pagaliau pasijungiam jau Paceras viską. Tai veikia jau website'as, galima pirkti ir dabar turim tiesiog irgi gerų visokių turėsim nuolaidų. Tai bandysim patys su tuo padaryti. Tai čia irgi turiu tiesiog šiek tiek tokių darbų, kad reikia tokių gal net tiek įdomių, bet tuos video, kuriuos filmavom, kuriuos skriptinom, dabar reikia tiesiog įkeldinėti ir jo reikia įkelti tiek į Facebooką, Instagramą ir TikToką ir tiesiog jo, tai čia toksai visai boring ir nuobodus tas galbūt darbas, bet tokio reikia, nes be jo, jeigu ne mes, tai kas kitas padarys. Tai va, tai šitus dalykus pasidarau, čia tokie mini darbai ir tada toliau grįžtu prie produktų ieškojimo ir įdėjimo į tą Excelį, kurį patalpinsim startupiorai.lt. Kiek žinau, Saulius daro website template'ą, tai va. Taip pat su mūsų to kitų brandų ame.lt jau pasileidom Instagramą pilnai ir kitus socialinius tinklus ir tenai pradėjom dabar nuo vakar ar užvakar pradėjom kelti kiekvieną dieną. Tai bandysim taip daryti bent mėnesį, jeigu ne ilgiau. Kiekvieną dieną postinsim ir žiūrėsim, kiek susirinksim tenai followerių, audience ir pradėsim kelių savaičių bėgyje rinkti e-mailus taip pat iš merginų. Tai iš esmės, kadangi pas mus mūsų audience'as, tie, kurie mus žiūrit, yra gal tik 5 ar 4% merginų, tai nemanau, kad čia kažkam labai aktualu. Tai jeigu įdomu pasižiūrėti, tai tiesiog galite pačekint. Tai va, tiek su tais brandais, tenai irgi reikia šiek tiek vizualų padaryti, dėti kelt ar su tekstais šiek tiek padėti, bet iš esmės mergina, kurią turim, kuri daro visą tai, Agnietė, jinai labai šauniai viską tenai daro ir turi gerą akį visokiem ir kaip video kurt ir ką parašyti ir panašiai. Tai va, su tuo ten nėra tiek daug darbų. Tai va, tiek, man atrodo, iš manęs. Dar padirbsim čia, įkelsiu, pasidarysim daugiau produktų surasiu ir pasimatysim tikriausiai vėliau.
Sveiki, atvarėm va čia va mūsų komanda tenai stovi. Mes, kaip žinot, gal nežinot kažkas, jau sakiau šitą dalyką, bet pardavėm Padelio akademiją. Tai čia va atvykom, pradžiai filmavom tiesiog video ir virš mėnesio kėlėm ir tiesiog turėjom idėją, kad tiesiog Padelį kažką darysim galbūt su tuo, bet tiesiog kėlėm, kad gaut followerių, gaut audiensą, kad tiesiog pradėtų žiūrėti, galbūt treniruotės pradėtų daryti. Bet gavosi, kad mums pasiūlė ir mes pardavėm, tai vat ir dabar čia filmuojam, dar padedam, vatinai mūsų komandėlę, tai vat. Dabar jau 11 val. Vakaro, dirbau nuo 9 ir tik pirmą kartą išėjau iš namų. Tai jau bai galva nevažiuoja, bet sakėt, ne viskas rožiam klota ir būna tokių dienų, kai reikia tiesiog atsisėsti ir padaryti tai, kas turi būti padaryta. Jaučiu, ir puikus metas pakalbėti apie tikrą verslo realybę. Aš galvoju, kad pradėsiu čia bet kas gali, bet tiesiog bijo, tai tu imi darai, tau paeis, kas yra visiškai tiesa, bet tarp tų dviejų dalykų yra labai didelis aspektas, kad tai bus žiauriai sunku ir reikės žiauriai daug savęs įdėti ir pastangų ir tu feilinsi tikrai daugiau kartų, negu tu succeedinsi. Prisimink šitą faktą. Bet tie verslininkai, kurie niekada nepasidavė ir uždirbo tos pinigus ir pasiekė tų aukštumų, kurias norėjo. Tai va, aš varau dar pasivaikščiosiu, prasivedinsiu galvą, kad galėčiau ramiai nueiti miegot. Be jokių papildomų minčių, gal audiobooką pasileisiu, gal ir ne, net negalėčiau konsumėti jokios informacijos. Ir viskas, rytoj kelsiuos, rytoj paskutinė diena čionais slidinėjime, tai paslidinėsiu ir vis tiek reikės padirbti šiek tiek. Bet jau rytoj biškį mažiau tikrai leisiu savo pabūti čionais ir pasidžiaugti paskutinė diena. Tai va, labakt. Sveiki, draugai. Jau nežinau, kada paskutinį kartą filmavom, bet šiandien yra pirmadienis. Valandų tai yra pelė kiek, jau 3:30 ryto. Ir ofise sėdžiu nuo 12 val. Vakar, tai nuo sekmadienio 12 val. Dienos iki dabar. Tai labai daug darbų buvo ir dabar paskutinis taskas pabaiginėjau videką, šį kurį žiūrite. Jaučiu, jis bus įkeltas antradienį ryte, nes dar nepabaigėm viso Startup.lt website, kur bus ten jums produktų, digital ir taip toliau. Tai per rytojų, per kokį rytojų, per šiandien po 6 val. Kažkur grįšiu į ofisą, pabaigsim visas tuos reiklus Startup.lt ir būsim jau live. Tai va. Šiaip nežinau, kur miegot, ar čia likt miegot, ar varyt namo. Tai va. Bet jau išsekęs, greit pasibaigiu viską ir lėksiu. Čia jaučiu ir pabaigsim video, tad subscribinkit, rengiu su draugais, jis labai daug ką reiškia. Jeigu turite kokių klausimų, norit pabendrauti, rašykit mums asmeniškai, tikrai atsakysim, pabendrausim, patarsim. Tai va, ačiū, kas dažiūrėjo iki pat galo ir iki kitos savaitės.